Parduodamas pastatas miesto centre, 1500 kvadratų, bet kad matytumėt ne tik pastatą, bet ir susipažintumėt su jo istorija, norėčiau pakviesti jumis apsilankyti viduje, susipažinti su savininku Alvydu Kurtinaičiu, kuris papasako šio pastato istoriją. Labą dieną! Sveiki. Kiek žinau, šitas pastatas turi unikalią savo istoriją. Gal galėtumėt mūsų pirkėjam papasakot ją? 1925 metais du jaunuoliai žydų kilmės Šiauliuose pastatė baldų dirbtuves. Mes tą fabriką įsigijom. Įsigijot ir jį rekonstravot, atnaujinot, pritaikėt veiklai savo. Taip įdomiai sugalvotas jūsų projektas, kas čia jums patys kilo mintis padaryti tokius projektus, išsaugot detalės? Šiek tiek sugebėjimų turim patys. Meniškas, jūs labai meniškas. Tai kaip žiūriu, daug slypi istorijų šiame pastate, turi autentikos, išskirtinumo šitas pastatas, tai kas man belieka pakviesti pirkėjus atvažiuoti, apsilankyti šiame pastate ir apžiūrėti dar daugiau slypinčios istorijos. O aš laukiu rimtų pirkėjų.